Lai šiandien skamba meilės daina, laimės vilties pilna. Meilę savo draugus, vėl apkabinsiu jūs. Už tai, ką gėri, keliam taures, laimė, kad esamės. Ir už gyvenimo dovaną rytojų šviesų mes. Tai tikriausiai paskutinis kartas, kai girdite eilutes iš kultūrkių koncertmeisterio Aido Maniko repertuaro. Jinai gyvena Londone ir aš pas ją būtent ir važiuoju. Jums nepasigirdo. Kauno princas palieka Lietuvą. Ir ne dėl bet ko, o dėl savo gražuolės mylimosios Jurgitos. Deja, ji šiuo metu toli, taip vadinamame vištų pešiotojų rojuje Londone. O Aiduko širdį taip suspaudė ilgesys, kad nedainuoti, o šuniuką aukti norisi. Ta meilė. Meilė yra toks dalykas, kada laižai, apsilaižai ir dar norisi. Tik šitokia rojų kvepianti ramybė Maniko padangėje tvyrojo ne visada. Dar visai neseniai visoms įmanomoms žiniasklaidos priemonėms vyras skundėsi, jog jo ir Jurgitos meilė temdo pavydo debesys. Ir kaip netemdys, jei Aidukas ėmė ir visiems viešai išsigyrė, kad vartosi lovoje, tiksliau kūnų į kūną pataluose trinasi su kita pūko žvaigžde Roma Mačiulyte. Tai tau. O Jurgita tuo metu nugarą Anglijoje lenkia. Tai atstumas būtent tame ir lėmė, kad aš palieku Lietuvą, nes mes iš tikrųjų labai retai matomės. Tačiau tai ne vienintelė priežastis, dėl kurios Aidas kraunasi lagaminus. Savo sename darbe, jeigu bus reikalingas, truputėlį padirbėsiu. Juk dabar visai nepaslaptis, kad muzikantai išvažiuoja, uždarbiauja, dirba. Kol kas įsilaikiau šitos 2 metus iš muzikos. Bet, kaip sakoma, viskas turi pabaigą. Ir iki šiol net taip milžiniškas buvęs Maniko populiarumas tirpsta kaip pernykštis sniegas. Į kaimų kultūros namus susirenka vis mažiau gerbėjų. Aš naktinėse klubuose mažai koncertuoju, mažai kviečia. Bet bendruomenės namuose esu kviečiamas. Bet argi logiška pačiu geriausiu muzikantams metu prieš pat Kalėdas tepti slides į lietuvių emigrantų sostinę? Bent jau per šventes, juk kišenes ir čia dainorėliai pasipildyti sugeba. Tai šventės buvo užsakytos iš anksčiau. Tai gal ir gerai, kad pasilieku, nes nenuvilsiu tų organizatorių, žmonių, kurie organizavo šventes. Šiuo metu nekoncertiniai turai po kaimus Manikui galvoje. Nuo vasaros savo sužadėtinės nematęs jaunikis ruošiasi pasimatymui. Laikosi dietos, tirpdo lašinukus. Sako, vyrui gražiam ir snarglys puošia. Čia taip pasakau, tik gražiam, gal ir negražus, aš nežinau, bet dieta yra paprasta. 3 dienos ryžiai virti vandenį, 3 dienos obuoliai ir 3 dienos vištiena virta vandenį, bet be jokios druskos, be nieko. Valgyt gali kiek nori, į dieną kiek nori kartu ir labai daug žalios arbatos. 7 kilogramai per 10 dienų nukrito. Deja, kad ir kaip žiūrėtume, nesimato, kad Kauno ponaičiui kelnės kristų. O ir už žandukų pagriebti yra kaip. Štai ir dabar Aidas turi pasiaiškinimą. Nepavyko, nes svorį nenumesi gerdamas daug vaistų ir antibiotikų. Pasirodo, gražuolį ligos užpuolė, o dideli kiekiai antibiotikų ir kitokių piliulių. O šios ėmė vėl ir priaugino visus nutirpusius riebalus. Tačiau Manikas rankų nenuleidžia. Į Angliją turiu nuvažiuoti laibesnis. Aidelį, nereikia tai pergyventi. Meiliai 1 kilogramas nepamaišys, o lėktuvai į Angliją ir storesnius storulius skraidina.